Labadiena, mano vardas Vitalis ir jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą. Ir šiandien laidoje matysite mūsų gravelį ir ne tik mano gravelį. Šiandien rugsėjo 21 yra paskutinė vasaros diena. Šiandien labai šilta ir mes nusprendėm, kad negadinsim savo nuotaikos MTB Vilniaus maratone, ką darėm 5 metus iš eilės ir taip aišku, kad užimtume kokią top 20 vietą. Taigi šiandien važiuojam į Trakus, suvalgyt kibinų, viskas ledas, nuotaika puikiai, saulė su jumis ir su manimi. Taip pat važiuoja mūsų draugai. Evaldas, atsakingas šiandien už trasą. To Evaldą paklausinėsim, kokią šiandien trasą ir tokią ką. Trasa bus su surprizais, su prieskoniais. Kiek kilometrų, Evaldai? 120 kokių. 120. O surprizai tai čia tipo, kad asfaltą daug? Todėl, kad Strava darė trasą. O Jėzu, tu neperžiūrėjai? Nu, nelabai. Nelabai. Nu ir su mumis yra Vatų karalius Valdemaras. Valdemarai, kaip jautiesi šiandien? Puikiai jaučiuosi, iškart medinukas tą progą, kad netraukti į vakarą. Nes jau galimai mus ir perjungė daugelį žmonių, bet kas liko, pažiūrėkite medinį. Taigi dukra grįžta iš mokyklos ir sako, mama, mane ten visi erzina, berniukai klasėj. Kaip ir, vis tampa ten už plaukų ir viską. Dukrelė, tai gal kibina? Ne, ačiū, aš jau pavalgiau. Nu va, pradžia daug žadanti, kaip matom. Kalniukas neblogas. Kaip gerai, kad leisis nuo jo. Evaldas negali kitaip sudaryti trasas, tai buvo šalia normalus kelias. Ne. Taip, tinai atimti kažką tokio. Atpalaiduojam. Aha, toks biški Portugalijos flashbackas. Iš tikrųjų šiandien labai panašu į Portugaliją, nes rytas šaltas, o diena bus labai šilta ir kažkaip nuotaika panaši ir trasos ilgis panašus. Nu, smagu ir varom į Trakus kibinų. Tiesiog nuostabi diena ir matyti jau tikrai paskutinė šiais metais tokia šiltumo diena. Bet tai to, kad užkilti ant paprastai kalną, kuris ir tai nelengvas, varysim kažkur čia. Čia galima pradurti, ne vienas yra pradurti. O ne, bėgi pasiruošti. Nelengva. Baigęs, šakos į galvą lenda. Kodėl? Nežinau. Jaučiu toj suktis atgal reikės, jeigu Evaldas tokią trasą sudėlioja. Vykta 10 km nuo namų, pusę kilometro stumimas. Nežinau, ką čia norėtų to pasakyti, bet kalniuką kol kas neįvažiuojam, bet jūs labai nebijokit. Nu tai ir neturėjo būti lengva trasa, kas ją važiuos. Lietuviškai žodžiais, Valdemarai. Lietuviškais. Štai panorama tai nebloga, aišku. Evaldas jau užlipęs. Užkopta. O, bet pasižiūrėkite vaizdeliais. Rimtas statumas. Jo. Wow. O nuo to tilto atvarėm, kaip suprantu. Taip, suprantu. Gražu. Nu labai gražu kaip rudenį, ką, chebra? Nuo ko tilto? Jo. Nuo upės lygio. Nuo upės lygio, sakylom. Gražumėlis. Tęsim toliau. Na ką, kol kas keliai pas mus. Na va štai tokie, kur nėra, greičio nėra. Važiuot galima, bet 120 km sunkiai susirinks. Aš labiau norėčiau žvyrkelių, tačiau Evaldas pas mus dėja neįsiklauso į mūsų pageidavimus ir padaro taip, kaip jam atrodo, kad MTB važiuotų. Nu ką, pas mus įveikta 17 km nuo namų,
Trasos bus kokie 14. Viskas super puikiai. Oras tik gerėja. Karšta. Bus tik tais. Jo, viskas labai gražu. O prašau. Super puper viskas, puper. Na ką, ir prasidėjo pas mus gražus keliai. Va, lygus žvyrkelis. Šilta, gera. Nežinau kiek laipsnių, bet belia kaip gerai. Realiai vasarą taip nebuvo. Kas žino, kas nežino, kas žiūrės kitais metais, tai gegužė tragiška, birželis tragiškas, liepa tragiška. Šalčiausia vasara per 18 metų, ne per 8, per 40 metų mažiausiai saulėta ir per 18 lietingiausia, sakė per žinias. Na, bet rugsėjais gan neblogas. Koksai keliukas, nu tiesiog wow, pasaka. Tik karvių trūksta, mėšlo kvapas tai yra kažkur. Kažkur turi būti ir karvės. Ką, visai prasidėjo gražus keliukas per miškelį. Gerai sukasi kilometrai dabar jau. Visai rekomenduojam kol kas. Traselė puikiai. O, pažiūrėkit. Lietuvoj gyvent galima. Ežeras, namai. Wow. Fantastika. 40 km įvykta. Stosim valgyti 90 km. Kibinuko. Tęsiasi nuostabus keliai. Įveikta 5 km. Valgyti stosim už 40. O kas pučiam prieš vėją? Kausi matyti atgal važiuodami pavėjui. Kelias pažiūrėkit. Nuostabu. Wow. Kokie klauniai. Nuostabu. Keliukas šalia Esperansas gan neblogas. Čia biškį pavojinguką. Išgriaužta. Bandom važiuoti. Bet nu ką, gražu. Šiaip labai neblogas rucas. Yra tokių perliukų, tokių vietų sudėtingesnių. Bet visumoje tai visai gerai. Pasitaik. Ai, čia kažkaip paslydau su priekiniu, norėjau greičiau pasukti, bet nepasukau. Nu, nereikia guldyti. Priguliau. Ne, nu tai čia biškai pasukau. Ne, pasukau. Jau lėtai buvo kokie 5 km čia. Tiesiog per greit pasukau ir smygo tas priekis, žinai. Na. Mūsų pasirinkimas šiandien. O plentininkų ten. Oi, nusileidimukas čia matosi. Minkštesnis.
dalykų. Kartais aš nežinau, kokioje vietoje esu, nusifotkinu. Ir iPhone'as ar bet koks kitas telefonas rodo lokaciją. Tada gali po to pasigūglinti, kur čia buvai. Ir atvažiuoji papiknigauti ar dar kažką. Su šeima, su mašina. Geras kalniukas dar pavėjui. Maždaug 15 km iki valgymo vietos, iki Trakų miesto. Įveikėm 7,5. Vidutiniai vatai nedideliai, tik 100 šiam. Nu ką, bet šiaip kažkaip nėra lengva ta trasa tokia aukštyn žemyn. Karšta kažkaip šiandien, beprotiškai. Ir žodžiu, baigėsi gėrimas ir valgys. Taigi gerai būt pavalgyti, nes aš jau jaučiu, kad krentu į dobelę tokią. Viskas aišku čia gerai, bet kibinų tai jau noris. O trasa nuostabi. Tikrai labai rekomenduoju. Bet pasirašymo reikia. Kas mažiau pasiruošę, tai jau nusteikit ilgiau tiesiog važiuoti. Kol kas vidutinis greitis mūsų yra 22 tik tais. Tai įsivaizduokit, kad čia nėra greitai tikrai. Vadinasi, nelengva. A kur toliau? Kairiau kažkaip. Aha. Nu ką, liko nedaug iki Trakų, įveikta 90 km. Bet jau labai sunku sausam važiuoti, o kas čia pirmos startrakai. Gera mašina. Čia taip ir reikėtų važinėti. Arba taip. Žiūrėk, tokie gražus lietuviški žvyrkeliai. Važiuojam ir grožimės tiesiog. Bet kadangi vieną ranką labai sunku dabar laikyti, dar atvažiuoja mašiną. Tai jaučiu, sveikinam. Susitiksim toj senoj kibininiai. Atsiprašau. Sveiki. Nu kų. Sėsim, einam prie staliuko, ne? Cheers. O, jau nebėra. Tai ką, pavalgiam, traukiam iš Trakų jau link namų, liko koks 30 km, 3,5. Oras fantastika, žmonių čia milijonas. Žiauriai daug, dabar pūs pavėjui, tai iš viskas. Tiesiog nuostabu. Štai taip atrodo eilinė rugsėjo 21 diena. Taip, Evaldai, geras planas buvo čia važiuoti. Labai geras. Žiūrėjom gravelį. Romantika plešia žmonės valtyje. Naują kanalą kurs Valdemaras arba ant tilto, arba ant staklių. Kaip galvojat, kuris geresnis būtų? Ant staklių. Žiemą turėtų būti. Žiūrimas turėtų būti. Ką po tų kibinų. Skrandis užsipildė, biški per pilnas. Taip keistai mynasi. Reikia, kad biški prasivirškintų. Tada atsiras jėgų, nes dabar toks biški palaukėjimas.
Traselė nėra lengva. Čia iš viso apie 1200-300 sukilimo per to 120 km. Tai turėkite omeny, kad nepūsi čia kaip mėgriai. Atsipūtė. Mėly teleekranų žiūrovai, mūsų šiandienos raidas jau visai į pabaigą. Šiaip netaip išgyvenam. Nėra pati lengviausia ir nėra pati sunkiausia trasa. Įveikta pas mus, pas mane tiksliau, 122 km pas Valdemarą. 137. Nuo namų, jam dar liko iki namų kokį 15, bet kadangi jis nori būti stipriausias, o pas tave, Valdai, kiek įveikta? Tiek, kiek ir pas tave. Ai, tiesa, mes kaimynai, visai pamiršau. Nu ką, tai ačiū visiems žiūrėjusiems, pravažiuokit, parašykit, ar patiko ir iki kitų kartų. Slabakai namo, rimti vyrai dar dadės.